Sveiki. Mano vardas Martynas, aš esu alkoholikas. Sveikas. Mano ta psichika veikianti medžiaga alkoholis buvo, čia kai jūs skaitėte, kai tu skaitai. Reiškia, žingsnius, tai kažkaip pagalvoju. Vartoju, aš esu bandęs visokių, ten, to ir ano, ir kitokių medžiagų visokių, bet kažkaip nežinau, neprilipo aš. Tas esu grinuolis ir dabar tokių mažiau matyti. Visko, kuo toliau, tuo labiau tie visokie miksuoti atvejai. Tai vėlgi kalbėjom nekučiavomės apie ką kalbėti, net nežinau, gal tiesiog pabandyti pasižiūrėti, atsisuk per tą laiką į tuos žingsnius, kaip keitėsi samprata tos programos, nes jeigu trumpai keliom frazėm apie koks buvo mano ten tas dugnas arba mano tas visiška kapituliacija, kaip aš vadinu. Tai aš buvau nusigėręs iki visiškos gatvės, aš buvau visiškai išstumtos visuomenės ir vis tiek, gana ilgą laiką aš galvojau, kad čia, aš dar visiems parodysiu, aš įrodysiu, čia kažkokie laikini čia nepatogumai ir panašiai, bet taip jau gavosi vieną dieną, kad aš kažkaip supratau, kad turbūt aš niekam nebeįrodysiu, kažkaip pralašiau gyvenimą. Tai aš tada buvau visiškai be nieko, buvau po stuburo traumos, turėjau dar sunkiai vaikščiojau. Visi mano daiktai, kaip aš mėgstu visą laiką pasakyti, tilpo į tą tokį maišelį, kur vaistinės duoda vaistam. Ir supratau, kad nieko čia nebebus, kad nieko čia neberos, toks visiška apatija buvo. To tikriausiai prasidėjo tas kitas gyvenimas, tas veikimas, bet tai neįvyko taip kažkaip, kaip daug kas įsivaizduoja. Tai trūko daug įvairiausių įstaigų, ten reabilitacijų, integracijų, tų pačių prieglaudų, po to aš po metų laiko šiek tiek atsistojau ant kojų, bet aš vėl išgėriau, buvo visiškai klasikinis atkrytis. Visą tai pakartojo, paskui aš kurį laiką tiesiog buvau aktyvus toks lankytojas grupių ir panašiai, ten bandžiau kažkaip, mano darbas buvo susijęs šiek tiek su alkoholikais, su žmonėms, su benamiais, bet dauguma iš jų ten 90 plus kažkiek procentų tikrai turėjo problemų su priklausomybė, aš bandžiau kažkaip irgi nešti tą žinią, ar perduoti patirtį, bet tos patirties labai tokios aiškios nebuvo, visą tai buvo mano interpretacijos ir nenori, kažkaip atėjo laikas, kadangi anoniminė alkoholika, toje tarpe ir aišku, be abejo, DA, vadovaujantis visom tradicijom, šiaip niekas nieko neprivalo draugijoje. Neprivalo tiesiog ir viskas. Bet iš kitos pusės daug labai paradoksų. Šitose visose pačių draugijose. Aš gal geriau pažįstu anoniminius alkoholikus, bet manau, kad tai identiška. Tai va, niekas nieko neprivalo, bet iš kitos pusės anoniminiai alkoholikai nieko ir nesiūlo daugiau. Siūlo tik 12 žingsnių programą. Tai kažkaip nenori. Tai nebuvo ten tokia visiška krizė, kad man labai ten stogas važiuotų ir panašiai, bet aš susidau globėją. Taip kaip ir siūlau, susidau globėją ir tiesiog dirbau su tai žingsnis. Pradėjau, kaip mes mėgstam sakyti, tų žingsnių. Ir pradėjo tas gyvenimas, geriau supratau lygą, geriau supratau save šitame pasaulyje. Manau, kad įvyko kažkokie pokyčiai, gal man labai sunku apie juos pačiam šnekėti, įvyko turbūt daug pokyčių, vertybinė skalė pasikeitė. Tai žingsniai ką ir duoda. Bet tai, aš manau, kad tai yra, dvasiniai principai, netgi mėgstam įrankiais vadinti. Galima ir ten turi terapinės programos elementų, 12 žingsnių. Ir dvasinės programos elementų. Žodžiu, tai labai puikus įrankiai, kuriuos reikia naudoti. Ir po kiek laiko ten tos žingsnius pradedi matyti, aš konkrečiai pradėjau matyti kitaip, pradėjau matyti dar giliau, pradėjau suprasti, kad kai kuriuose vietose aš nieko kaip ir nepadariau, arba padariau ne taip ir reikėtų prie viso to grįžti ir taip toliau. Tai paskutiniai žingsniai iš viso yra kasdieniai įrankiai, juos reikėtų taikyti. Ta prasme, kad 12 žingsnių programa nėra antibiotikų kursas, kurį praėjai ir kažkaip tai pasveikai, tai dar kažkas tokio panašaus. Tai va, tai
nežinau, jeigu pirmi 3 žingsniai, nu, gal prie jų galima ir sugrįžti vėliau, tai tas ketvirtas mūsų, tas legendinis, kurio daug kas bijo, jis apipintas visokiais mitais, daug kas bijo, kiti atvirkščiai stengiasi perfekcionistiškai ten atlikti tą ketvirtą žingsnį, ten iškrapštyti viską iki galo ir panašiai. Tai gal net nežinau, gal net nereikia prašokti. Ten pirmieji 3 žingsniai, pas mane buvo kapituliacija. Tokia, aš tiesiog vadinu, aš vartoju tą žodį, nes man arčiausiai tiesos yra. Reikalinga tokia kapituliacija, dugnas ar nedugnas, ten, bet, nu, visiškas pasidavimas. Dabar, ar pas mane būdavo gyvenime to pirmo žingsnio? Taip, būdavo visą laiką po labai gero užgėrimo, kada triedi ten žaliai, vieni gelsvai reikia, vandens gert nebegali, žinai, ten, nu, viską, nu, šikna, visiškai šikna, ir aiškiai labai supranti, kad, nu, taip gyventi aš negaliu ir nenoriu, ir apskritai, nu, aš taip gyventi negaliu, ir kažką reikėtų daryti, o ką daryti aš tikrai nežinau. Vat, aišku, suvokimas yra, bet, nu, užeina kaimyną, sako, va, turiu bonkę, ir dingsta tas pirmas žingsnis. Arba ten, nu, visiškas krachas, ten praeina 3 dienos kažkokios, ir aš jau žiūriu, kad čia yra kitų reikalų svarbesnių, truputėlį atsigauna ir taip toliau. Tai va, to prisilietimo prie pirmo žingsnio, nu, buvo daug, bet kad, va, taip, suvokti visiškai, kad nu, man reikia ieškoti kažkokių žmonių, kažkokios išeities, kurie man pasakytų, ką daryti, parodytų kelią kažkokį, nes aš nežinau, nes visi keliai, kuriuos aš žinau, ir visi būdai sprendimo, nu, va, jie kažkaip tai neveikia. Tai va čia va tie pirmieji 3 žingsniai tarpusavy ir susipynė, bet man nu, atėjo aiškus suvokimas, kad aš nieko nebebūsiu šitam pasaulyje, kad nieko aš nespręsiu ir buvo visiškai tokia apatija. Aš tada išgirdau anoniminius alkoholikus atėjusius detoksą, aš buvau detoksą, pervažiavau krūvą visokių organizacijų, ten mane paguldė, pas ten būčiau niekur važiavęs. Bet buvau detoksą, išgirdau truputį kitos šviesos anoniminius alkoholikus. Ten buvo darbuotojas, kuris gana aš supratau, matyt, šnekėjo daug žmonių ir ta informacija visą laiką kažkur tai sklandė, bet mano tas subjektyvus validumas, noras suvokti informaciją taip, kaip aš noriu suvokti, tu man neleido. O tada, kada buvo visiškas tas toksai pasidavimas ir visiška tokia neviltis, aš kažkaip kitaip išgirdau. Ir atsirado tokia mažytė kaip rykštėlė. Nu, gal iš tikrųjų reikėtų pabandyti, nu, gal ir durnai čia atrodo, stovi žmonės susidegę, žvakė sėdi, reiškia, ten pliurpia, apie kažką, viens kitam istorijas tarsi pasakoja, ten, nu, nežinau, susikibė už rankų maldą kažkokią šneka negeriai. Tai kaip aš žmogus esu net durnas, ten, kaip ir, nu, esu ten ragavęs visokių mokslų, medicinos, ten taip toliau. Ir man čia jūs dabar sakot, kad čia, reiškia, susikibė už rankų žmonės pasistatė žvakę kažkur bažnyčios Rusijai, kažkaip tai padaro tai, ko nepadaro specialistai, neurobiologai, reiškia, ten psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai ir taip toliau. Nu, va, bet tai tuo metu aš kažkaip, nu, aš pamačiau žmonės realiai. Tai va, vyksta tie tokie dalykai, kad aš nežinodamas, ką daryti, nesupras, nu, specialistus pas mane požiūris visą laiką buvo skersas, ten aš turėjau daug visą laiką išankstinių nuostatų, plus aš išdurinėjau daugelį specialistų, bet čia ateina alkoholikas, konkrečiai buvo moteris, kurią aš atsimenu, ne viena buvo toks, ir jinai, reiškia, kalba, aš klausau ir aš pradedu girdėti ir matyti ją, ir kažkas įvyksta. Tai čia yra tas, nu, metodas, turbūt, kurio veikia visos draugijos, nuo tarp ir DA. Aš ateinu ir aš matau žmogų, nu, kuris kitaip atrodo, kurio kitaip akis atrodo, jisai sustvarkė savo gyvenimą, jis laimingas, jis ramus, jis kitaip jaučiasi, visiškai kitaip. Bet iš jo pasakojimo aš identifikuoju, kad aš žmogus toks pat alkoholikas. Nu, ir visiškai ten panašiai kėrė, reiškia, ten kažkiek jinai papasakoja, aš identifikuoju, su tą patį, kaip mes mėgstam sakyti. Bet iš kitos pusės aš matau, kad jinai yra kitokia. Tai yra, nu, reiškia, tas žmogus žino kažkokius atsakymus, kurių man reikia. Nu, tai va. Tai tas ir kabinė. Pas mane atsirado tokia kažkokia vilties kaip rykštėlė, kad galbūt, nu, galima pabandyti, nu, gal iš tikrųjų, irgi tai nieko nekainuoja ir ten jokių pastangų labai ypatingų nekainuoja, nu, reikėtų man gal laikytis arčiau šitų žmonių ir toks, čia aliuzija į antrą žingsnį yra.
tik galingesnė jėga kažkokia, ta galingesnė jėga, ten jeigu mes kalbam apie Dievą, tai ten, nu, iš vis pas mane, kad nei santykio, nei supratimo ten normalaus nebuvo, nieko ten nebuvo, negalėjo. Buvo tik tai, nu, krūva visokių metaforų galvoj. Bet galingesnė jėga yra tie anoniminiai alkoholikai arba tie žmonės, kurie ateina į ligonę arba ten, kurie yra grupėje, jie yra tuo metu galingesnė jėga, kuri žino atsakymus, per juos veikia tikriausiai Dievas ar taip toliau, bet, nu, man ten tik įsiblaivusiam, aš tikrai ten tų dalykų nesuprasiu, man to nereikia. Man reikia laikytis tų žmonių, tai yra žmonės, kurie žino atsakymus. Tai galingesnė jėga galbūt man gali grąžinti tą sveiką mąstymą. Nu ir trečias žingsnis toks apsisprendimo žingsnis visiškai. Aš tiesiog gerai ten viską pasvėręs, ten dar tikriausiai galva yra ką, jeigu ten visiškai šiknuoja sėdė, nu, žodžiu, tarsi apsisprendimas ir toliau. Nu, prasideda po tų pirmų trijų žingsnių. Mano atveju tai, gal ne visiškai tai buvo, bet tie pirmieji 2 žingsniai tai buvo tokie labai. Dabar, ir tas ketvirtas žingsnis, tas nuodugniai baimės atlikome sąžinės sąskaitą arba inventorizacija, gal man labiau patinka tas žodis inventorizacija, nes aš kai dirbau su žingsniais, su globėju, aš rašiau sudėtingą gana lentelę, dėliojau paukščiukus ir panašiai. Paskui supratau, kad nėra pats geriausias būdas, gal pagaliau vėlgi ten, kokiu būdu tai darysi, aš manau, kad nėra labai svarbu. Ar tu iki galo padarysi, aš manau, kad irgi nėra labai svarbu. Aš manau, kad labai svarbu suvokti, kaip tas įrankis veikia. Tai yra tam tikras metodas, išrašymas tų visų žmonių, institucijų stulpelių, paskui išrašymas, ką man jie palėtė, būtinai reikėtų pabandyti įsivardinti keliais žodžiais, ką man jie palėtė. Geriau negu dėti paukščiukus, bet čia tokie techniniai dalykai. Esmė ne tame, turbūt ketvirtas žingsnis man parodė mano būdo trūkumus. Krūva būdo trūkumų. 5 žingsnis, jis toks irgi yra stiprus, nes aš nelinkęs niekada gyvenime atvirai su nieko šnekėtis iki galo ir man tai yra iššūkis. Aš turiu kažkam tai apie tai papasakoti. Mano atveju tai buvo globėjas, nemanau, kad ten rūpėjo ir apskritai, kad jis kažką atsimena. Nu, bet man tai atrodo svarbu. Tai toks lipimas per save. Nu, kiekvienas žingsnis turi savo tokį. Va, ir kai kur pataisė jisai, kai kur galbūt kai ką išbraukė, iš viso sakė, čia nereikia rašinėti. Va, tai aš vėliau grįžau be abejo prie to ketvirto žingsnio, tik tai kitoj šviesoj. Va. Ir 4. ir 5. žingsniai man parodė būdo trūkumus. O tie būdo trūkumai, tai dažniausiai tai yra taisyklių nepaisimas, yra nesąžiningumas, savanaudiškumo. Viskas atmiešta kažkokia baimė, vienokia ar kitokia, bet už visko slypi baimė. Daug puikybės, daug teisuoliškumo. Vienaip ar kitaip į tuos pagrindinius turbūt susiveda viską. Jau 6-7 žingsniai sako, ar tu nori toks būti. Dabar kaip buvo man su 6-7 žingsniai. Globėjas sako, tai tu pasiskaityk. Apie 6-7 žingsnį, ar ten kažkaip knygoje, iš viso 2 pastraipos yra apie 6-7 žingsnį. Va, ir tada, pagalvok, ar tu dar turi būti, ir principė, reiškia, eisim į koplyčią, padarysim 6, padarysim 7, to pačiu, ir galėsim pradėti daryti 8. Tai aš darydamas 5 žingsnį, padariau 6 ir 7, ir man liko skylėtų. Man liko labai neaišku, aš taip ir nesupratau. Aš kažkaip bandžiau šnekėti su globėju, sako, kas to neaišku, veik melskis, ir viskas. Va, tai liko tokia spraga, tokia skylė. Man toks jausmas buvo, kad tie žingsniai tokie iš viso dadėti, dar rašyti. Gal taip kokį vieną reikėjo parašyti, tokį vieną, vietoj 2, žinai. Pasirinkėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus ir nuolankėjo prašymą. Kokią velnio 2 žingsnius. Na, žodžiu, kažkaip liko spraga, bet tai mane trukdė, viskas tvarkoja. Aš dariau tos kitus žingsnius tuo metu, kiek galėjau, kiek supratau. Ir tuo ir baigėsi. O prie 6-7 žingsnio aš gal grįžau po gerokai vėliau, prie kelių metų. Po kelių metų. Kai aš irgi savo laiku pradėjau kapstytis istoriją. Man irgi kai kas pasidarė, kai ko trūko.
sustiko, Bilas su Bobu gimė, nu, buvo gerai, iš kur tai 12 žingsnių atsirado, kaip tai buvo. Ten, kai pradėjai kapšytis istorijų, tai ten visiškai kitaip viskas atrodo. Va, ir dasikapšiau vis dėlto ir Oksfordo grupės ir pirmieji alkoholikai neturėjo jokių 12 žingsnių. Visi pirmieji būsimi alkoholikai anoniminiai buvo Oksfordo grupės nariai, jie neturėjo jokių 12 žingsnių, jie naudojo tekstus iš Švento rašto, kai kuriuos iš Naujojo testamento, ten naudoja apaštalų laiškus, bet jie naudoja tiesiog meditacijom, pamastymą ir panašiai, ten kalno pamokslą tokį, be religinių gaidelių, jokių būdų ten religijos nebuvo. Nors daugelis jų ten buvo kaip krikščionis, bet vėlgi, tai aiškiai atskirta buvo, pat pradžios to grupė pati nebuvo religinė organizacija. Tai va, tai viskas man tada labai aiškiai susidėliojo, 6-7 žingsnių, dar perskaičiau ten vieno pranciškono tokio alkoholiko, paskui vieno jezuito interpretacijas ten dvasininkų tokių, nu, va, ir tada pasidarė aišku, kad tai yra labai svarbus žingsniai ir kad tie žingsniai, jie niekaip iš vis turbūt nėra padaromi, jie daromi visą gyvenimą. Nu, va, ir čia tas gylis programos atsiranda. Tai jeigu skaityti apie 6 žingsnį knygoje 12 anoniminių alkoholikų, ten šiek tiek plačiau aprašyta, ten atsiranda toks retorinis klausimas, reiškia, Bilas klausė, tai kuris iš mūsų buvo pasiryžęs, jeigu 6 žingsnį gal. Tai pasiryžome, kad Dievas pašalintų mūsų būdų trūkumus. Bilas taip retoriškai klausė, ar kuris nors iš mūsų buvo pasiryžęs. Atsakymas praktiškai niekas. Va. Ir jeigu kalbant apie 6 žingsnį, ar aš galutinai pasiryžęs, kad Dievas pašalintų mano būdų trūkumus. Tai aš trūkumus įvardinau 4 žingsnį. Bilas dar siūlo įvesti, paimti 7 didžiasias nuodėmes, kad būtų mažiau painiavos tarp žodžių. Tingėjimas, persivalgymas, gobšumas, nu ir taip toliau. 7 didžiasias nuodėmes. Ir jeigu aš įsivardijau 4 žingsnį, aš labai aiškiai matau, kad dėl savo būdo trūkumų yra konkrečios situacijos parašytos. Aš susipykau su žmonėms, su pasauliu, su visuomenė, su šeima, su visais kitais. Aš susipykau būtent todėl, kad reiškia, tie būdų trūkumai 4 stulpelyje man labai aiškiai išvada. Tai aš kaip ir nenoriu daugiau susipykti, aš nebenoriu taip elgtis, pagaliau aš esu jau, nebegersiu, būsiu ten truputėlį doresnis, truputėlį sąžiningesnis. Pirksiu bilietėlius troleibuse, mokėsiu mokesčius ir viskas gerai, nebesusipyksiu. Atsiprašysiu, žinoma, ten kiti žingsniai sako, ten atlygysiu skriaudas. Va, ir tarsi grįšiu į visuomenę, į šeimą ir visur kitur, tvarkoju, puikiai savo gyvensiu. Nebeleisiu, kad tie trūkumai taip pasireikštų, kad aš susipykčiau su visais kitais. Bet 6 žingsnis klausia, o ar tu pasirengęs, kad Dievas pašvengtų visus būdo trūkumus? Tai yra tie patys būdo trūkumai reiškiasi visiškai kitaip. Kada aš išsiblaivau, pradedu gyventi ten truputį labiau dorai, truputį labiau sąžiningai, niekur nedingsta jokie būdo trūkumai. Niekur nedingsta mano tingėjimas, niekur nedingsta mano gobšumas, niekur nedingsta mano puikybė, tik tai jie įgauna tokias apvalias ir minkštas formas. Tai man darosi patogus. Man yra patogu. Aš lygiai taip pat save išdurinėjau kaip gerdamas. Tai toks sąžiningumas su savim klausimas. Kas yra sąžiningumas su savim? Tai yra vienas iš tų aspektų sąžiningumas su savim. Aš pats, kaip gerdamas kažkada, tai ten savo įrodydavau, kad aš darau teisingą veiksmą, nes nieko baisaus, ten karštą vasaros dieną išgerti laito buteliuką ir visi geria. Ir apskritai čia visos žymybės geria, čia nieko tokio, aš tik tai vieną buteliuką. Iš esmės kartuoju tą patį veiksmą, bet aš savo įrodau, kad aš darau teisingą veiksmą, čia valia visiškai mano neprikopščiau, aš paleidžiu valią. Tai čia lygiai taip pat. Tai aš sėdžiu ten kokį sekmadienį, tingiu, nueiti, nežinau, ten į bažnyčią, pavyzdžiui. Nusprendžiau, kad aš vaikščiosiu sekmadieniais į bažnyčią. Bet vieną sekmadienį kažkaip filmą žiūrėjau, ten 3 nakties, ten pavyzdžiui. Šiaip čia koja man skauda, žinai, ir lyja, gal nieko baisaus nebus, jeigu aš nenueisiu į tą bažnyčią. O dar yra HALT programa, kažkokia tokia ten hangri blondai tarė, tai iškai nebūk alkanas, nebūk pavargęs, aš turiu pailsėti, nes man rytoj labai svarbi darbo diena. Apskritai, aš turiu būti pailsėjęs, nes nuo to priklauso mano dvasinė būsena, reiškia. Tai kad tą bažnyčią, ką aš ten sužinosiu. Galiu paradę pasiklausyti. Iš esmės, aš savo įrodau, kad aš darau teisingą veiksmą, už viso to slypi tingėjimas. Elementariausias tingėjimas ir išsisukinėjimas. Ir aš, savo rodau, kad
kaip ir nieko nėra. Ta prasme, kad jeigu, va, tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu tu nedirbi su ta programa, tai viskas po truputėlį atsileidžia ir nuvažiuoja žemyn. Va, aš ten, nu, žiūriu, kad kažkaip tai turiu pinigų, va, ir pradedu kažkam tai duoti, ten paskolint, paaukoti, aš nežinau, kažkam reikia pinigų, aš negaliu. Negaliu, nes man reikia dabar taupiai gyventi, aš esu negopšus, aš esu taupus. Aš taupus, nes man reikia savo ten dukrai išleisti universitetą, kai jinai užaugs. Tai aš turiu taupyti ir aš negaliu čia visiems bomžams švaistyti pinigų, tegul valstybės pasakyti. Iš tikrųjų, čia yra elementarus gopšumas. Tai va, tie mano būdo trūkumai gauna visiškai kitokias formas. Arba net persivalgymas. Labai, labai gražiuoja tą nuodėmę persivalgymas. Jeigu persivalgymą traktuoti kaip vartojimą daugiau negu man reikia. Tai aš labai daug vartoju, daug daugiau negu man reikia. Man gal nereikia su tokia Volvo važinėti, galėčiau su Opeliu važinėti, bet, aš noriu važiuoti su krūtą mašiną, su kietą mašiną, aš galiu sau leisti, žinai, ir kad tai, matyti, žinai, kažkaip, aš atrandu krūvą visokių pasitikti. Tai čia, aš tikrai tokie paprasti pavyzdžiai, arba laikrodį, ką aš kaip lochas vaikščiosiu 5 eurus laikrodžių. Man reikia šveicarišką arba Apple. O kodėl man jo reikia? Ar tikrai ten todėl, kad jis kokybiškas ir fiksuoja mano organizmo parametrus? Turbūt ne, aš galvoju, gal tai kažkaip statusą man pabrėžia, kad tai... tai tie būtų trūkumai visi lieka. Klausimas, ar aš pasiryžęs atsisakyti ir jų pasireiškinčių šitaip. Ir anoniminiai alkoholikai, jeigu giliau lysti į 6-7 žingsnius, kalba apie 6 žingsnį, kad nieko baisaus, greičiausiai tu nesi pasiryžęs jų atsisakyti ir nebuvo ne vieno pasiryžusio. Ir tu įvardink, pamatyk ir pripažink, kad tai yra trūkumas ir anksčiau ar vėliau tu jo turėsi atsisakyti. Bet jeigu tu visų atsisakysi trūkumų, tai tada reikia išdaryti visą turtą, pasimti baltą paklodę, virvutę, sandalį, gerą žinią, sveikinti visus. Dar iš kitos pusės mane riboja visuomenė. Suprantai, aš turiu laviruoti, aš negaliu į ministeriją eiti dirbti, ateiti su sandaliais, paklodę, vetriusius, su virvutėm. Niekas nesupras, yra kiti žmonės aplink. Iš kitos pusės mane visuomenė tarsi riboja. Bet man reikia išlaikyti kažkokį įvaizdį. Tai va, čia yra ką veikti. Ir 6 žingsnis klausia, ar tu tikrai supranti, kad tu turėtum juos atsisakyti visų anksčiau ir vėliau. Va, ir jeigu tu supranti, kad gal kai kurių negaliu dabar atsisakyti, bet tai yra trūkumas bet kokiu atveju, tada gerai, tada judi toliau. Ir mūsų knygoje anoniminiai alkoholikai, tik mūsų knygų Rokstodo grupė turėjo tą tokį dvasinę tezę tokia, kad mums svarbiau pats tobulėjimas, o ne rezultatas. Faktiškai tu visą gyvenimą turi eiti. Ir visą tai reiškia kasdieną, bet esmė ta, kad faina, kai tu tai matai. Tai tu tai pradėjai matyti. Tai 7 žingsnis sako, atėjo prašymas tas trūkumus pašalinti. Tai jis daugiau toks irgi veiksmo žingsnis. Bet veiksmo žingsnis tai reiškia, kad aš turiu kažkur tai ten altorių pasidaręs namie, įvardinti trūkumus ir sakyti, kad Dievas pašalins. Aš girdėjau pas alkoholikus tokių įdomių, sąvokų, kad tu nežinai, ar tai trūkumas ar netrūkumas. Tu nežinai, ar jisai, trukdo Dievui ar netrukdo. Ir apskritai tu negali tenki pašalinti trūkumų. Tai man kaip alkoholikui labai patogu. Aš nežinau, tai trūkumas, nežinau apskritai, ar reikia pašalinti, nežinau, kokia tvarka pašalinti ir aš nieko nedarau. Aš sakau, tai Dieve, žinai, aš esu toks, anoks, visoks, nesąžininkas, tu buvo geras padaryk, kad aš šiandien būčiau. Vėliau tu savo toliau mėgoti. Nereikia, bet tai yra veiksmo žingsnis, veiksmo programa. Aš turiu daryti kažką su to. Jeigu aš esu gopšus, identifikuoju, kad aš esu gopšus, man reikia nueiti, tai kažkaip tai kažką padaryti, paaukot pusę atlyginimo savo. Kaip amžinatas vienas mūsų narys į Afriką pervedinėjo pinigus kažkokiai nepažįstamai mergaitai, kurios niekada nematė, kuris irgi atrodo leukemija ar kažkokia tai liga. Jis sakė, čia mano yra. Jis tai pervedinėjo gerai, ten gal trečdalį atlyginimo, gal pusę, aš nežinau, kad pasijaustų. Aš turiu daryti kažką. Aš turiu dirbti su tuo trūkumu.
trūkumas, defektas, nežinau, kaip nedorybė, įvairiai mes galim vadinti. Bet va tam ir įsivedus tos žodžius labai 7 didžiasias nuodėmes darosi truputėlį aiškiau. Tai va tokie yra atradimai, tada žiūriu, kad aš nieko nepadariau, kad man reikia labai ilgai grįžti. Grįžti prie tų žingsnių ir dar kapstytis, dar žiūrėti. 8 žingsnis yra paprastas, tai sąrašas yra 9 žingsnis. Irgi yra turbūt tas žingsnis, kurį reikėtų, kuris yra daromas. Jeigu aš sulaužiau tvorą, man yra paprasta, aš nueinu ją atiteisau, galbūt sumoku už moralinę traumą, jeigu aš skolingas pinigų, tikriausiai irgi aš atlyginu, atiteisau ir taip toliau, bet yra šeimos nariai, yra vaikai, pavyzdžiui. Kaip aš savo vaikam galiu taisyti? Aš pasisodinau sūnų ir klausiu jos, jo, to prasme, jaunesnis, vyresnių kažkaip ten nešnekėjom. Bet su jaunesniu mes ten, aš sakau, kaip tu įsivaizduoji, kaip aš galėčiau tai taisyti? Tai niekaip jis neįsivaizduoja. Ir aš nelabai įsivaizduoju. Tai aš tikriausiai turėčiau tapti, arba ten yra tekę girdėti, kad tu, vėlgi, 9 žingsnis kalba, kur galėdami asmeniškai atitaisime skriaudas žmonėms. Niekur nereikia atstatyti skolų valstybei ar institucijoms ir panašiai. Niekur neįvardinti žmonėms. Institucija, aš net įtaisysiu, kažkokia institucija skolos, jau už parduotuvės, pavyzdžiui, tai kam aš atiduos parduotuviai. Jeigu nukentėjo konkretus žmogus toj parduotuvėje, kažkokia kasininkė, tada galbūt aš galiu ją susirasti ir atiduoti. Kompensuoti, grąžinti, atlyginti žalą. Bet jeigu nukentėjo ten parduotuvėje kažkokia, tai neaišku iš viso, kas nukentėjo. O aš įsivaizduosiu, kad aš atitaisiau skriaudą. Arba ten eisiu, padirbsiu maisto banką 10 dienų ir jau būsiu visuomeniai skriaudą atitaisęs. Ne. Kodėl 10 dienų? Kodėl ne 110? Aš turiu tapti toksai, kad aš kurčiau visuomenę pridėtinę vertę kažkokią. Būčiau naudingas visuomenė. Aš turiu savaime suvokti, kad jeigu aš turiu laisvo laiko, man gal reikia nueiti į maisto banką arba ten padėti kažkokiam kaimynui. Arba aš turėčiau tapti tokiu. Tai siekiamybė yra tokia. O atitaisimas skriaudų taip. Savaime, aišku, kur jos ten atitaisomos reikia atitaisyti, kur jos ten atitaisomos, aš net nežinau. Tai yra viso gyvenimo darbas. Ten vaikam arba ten savo tėvui, mano motina jau mirus, reiškia, ten savo tėvui, aš nežinau, nors ten bandžiau tapti kitokiu. Aš tiesiog bandžiau tapti kitokiu, aš niekaip negaliu jam atitaisyti. Aš jo rūpinausi, aš jį po poliklinikas vežiojau, ten daug tokių išgyvenimų buvo, ten, bet mes 3 broliai, tai aš vienintelis turbūt kažkaip. Nes būtų broliai, tai taip, žinai, kaip su juo ten taip. Tai tu tylėjai, bleceni, ką čia, žinai, aš ten žodžiu. Kiekvieną sekmanį pietus nuveždavau tėvų kažkokius, tai aš kalbėdavausi su juo, pabūdavau, pasišnekėdavome su juo, žinai, ten buvo. Tai aš tai dariau ne apie prievartą, ne todėl, kad prisuka užsidėtų vėl. Aiškiai supratau, kad 9 žingsnis. Dar vienas 9 žingsnio aspektas yra labai geras irgi, labai jau pakankamai gilus, bet net nežinau, tai gal tokie retesni atvejai, bet svarbu. Aš skaičiau tokias įžvalgas. Tai jeigu žiūrėti per krikščionišką prizmę, 12 žingsnių atsirado vis tiek, nori, nenori, Oksfordo grupė vienaip ar kitaip, reiškia, naudoja Naująjį testamentą. Ir Oksfordo grupė naudojo 4 principus, 4 absoliutus, kurie atsirado iš 4 principų. 4 principai buvo paimtis dailydės Jėzaus savybės. Principai, kuriais naudojasi dailydė Jėzus, reiškia, Naujajam testamente. Daug teologų bandė vartyti ir išplėtoti visą tą dalyką, bet vis tiek visi sugrįždavo į 4 savybės, 4 tokias dorybės arba 4 principus, kurių suformavo 4 absoliutai. Tai yra tai, kur tu niekada nepasieksi, bet turėtum siekti. Kadangi absoliutus, tai tik Dievas gali būti. Tai sąžiningumas, nesavanaudiškumas, meilė ir skaistumas buvo. Skaistumas arba tyrumas. Tai va. Tai iš viso to rotuliuojasi, jeigu mes dabar žiūrėtume truputėlį per tą krikščionišką prizmę į 9 žingsnį. Krikščioniškai, aš visiškai netapatinu su religija. Konkrečia. Tai ką ir darė dailydė Jėzus, jisai žmonės gydė ir žmonės moko. Tai aš turėčiau kažkaip išgydyti, 9 žingsnį išgydyti žmogų, kuris, nežinau, nešioja apmaudą kažkokį. Jis gali man pasakyti, aš tau atleidau gerai, man nebereikia nieko, bet pasilieka tas apmaudas.
Jisai neatleidžia, man reikia jį išgydyti. Kaip tai padaryti, aš nežinau. Bet aš turėčiau, ieškoti kažkokiu būdu, kažkokiu keliu. Tai, vėlgi, pavyzdys labai paprastas, mano žmona, aš nežinau, aš iki šiol su jie net nepasikalbėjau, jinai pasakė viskas, aš nenoriu nei matyti, nei girdėti, nei tu. Ir ką, aš lysiu, galvą kišiu, sakysiu, ne, čia aš turiu tau taisyti, atlyginti. Ten, žinai. Jinai per sūnų pasakė, kad aš nenoriu jo, yra kaip ir toks nepadarytas. Dabar ar jisai padarytas ar nepadarytas, nors su juo galiu kalbėtis bet kada, bet kur, bet kaip, bet kokiu momentu pasiruošęs tą dalyką padaryti. Man nereikėtų pasiruošti, man nereikėtų bėgti kitą gatvės pusę, tai yra, jeigu atsitiktų tokia situacija, aš tikrai kalbėčiau su juo, bet tiesiog, aš pakenksiu jai pačiai, aš negaliu per prievartą vykti. Tai vėlgi bus savanaudiškas veiksmas. Tai va, jeigu aš eičiau pas ją su kažkokiu, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Eičiau pas ją su intencija ją išgydyti nuo tos pagiežos ir to apmaudo man. Arba ten sugadintam gyvenimui, arba aš nežinau, kaip jinai įsivaizduoja. Tai savanaudiškų motyvų visiškai jokių nelieka. Tai mano tikslas yra padėti tam žmogui. Tai va čia toks irgi labai gilus ir irgi sunkiai padaromas. Kartais, 9 žingsnio dalis. Tai va tokie pamastymai. 10, 11, 12 žingsniai. 10 žingsnis yra man. Turbūt, bet aš be abejo naudoju, tik nežinau, kokią formą aš naudoju, bet man asocijuoju su tokia pauze, sugebėjimu staptelti. Ir anoniminiai alkoholikai turi, netgi tarnavime turi tokių fainų kalambūrų, tokių, kad jeigu tai svarbu, negali būti skubų. Arba leisk Dievą priekį. Let go, let go. Bet tu staptok ir pasižiūrėk, tavo ateis kažkoks atsakymas kitas ir panašiai. Žodžiu, man tai yra toksai sugebėti sustabdyti, staptelt ir pabandyti pasižiūrėti kitaip į situaciją, indiferentiškai iš viršaus, iš apačios, įleisti kito žmogaus kailį. Pasiklaus savęs paprastų dalykų. Ką aš galiu pakeisti po šitą situaciją? Kokie mano tikrieji motyvai? O kaip aš elgčiausi šito žmogaus? O kokie mano tikrieji motyvai yra? Kodėl aš čia dabar lendu ir panašiai? Arba kodėl čia bandau įrodyti savo tiesą? Ir taip toliau. Tai va tokie paprasti klausimai, bet labai dažnai būna, kad tas staptelėjimas jis padeda suprasti situaciją visiškai kitaip. Ir aš tiesiog tuoj pat prisipažindavome klydę. Tai visiškai momentinis žingsnis. Tai daromas laiko sąvokos yra. Nuolatos stebėjome save ir būdavome teisūs. Tuoj pat prisipažindavome klydę. Tai kartą paskui pasakė, atsiprašau, gal čia mano emocijos, gal kažkas, gal atidėkim tą klausimą rytoj. Arba ten, kažkaip tai, turim laiko gal pagalvoti. Ar būtinai dabar sprendimą. Tau pasakyti kažkokį. Žodžiu, padeda nesielgti spontaniškai, taip kaip aš jau darydavau. 11 žingsnis yra. Tarsi ir jis turi daug tokių aliuzijų į dvasinius visokius pameditavimus, apmąstymus, kur aš esu, kurioje vietoj. Kaip aš sakau, visada tą tokį pavyzdį siūlo dreifuojantį laivą, įsivaizduokit. Jūra iš visų pusių. Velniai žinoma, tu jūrai dreifuoji. Tai tau reikia 3 dalykų. Tau reikia žinot tikslą, kokią tu kranto ieškai. Tada tau reikia žinot, kurioje tu vietoje esi ir tada tu jau gali nustatyti kryptį. Tai jeigu nors vieno iš tų dalykų nebus, tai ten tu dreifuosi, neaišku, kur nuplauksi. Galbūt tiesiog man reikėtų pamedituoti ir apmąstyti dieną struktūrizuojant, nelendant iš tos dienos, pamastyti, ką aš šiandien turiu padaryti svarbaus, gal dar vieną dalyką kažkokį daugiau galiu padaryti, negu buvau suplanavęs, nesavanaudiškai. Vakare pasižiūrėti, kaip man tai pavyko padaryti. Gal vėlgi kažkur nesugebėjau padaryti kažkokios pauzės, staptelt, pripažinti, kad aš neteisus ir panašiai, su kažko susipykau ir taip toliau, aš tada galiu paeit paskambinti, galiu paeit nuvažiuoti. Esu važiavęs taip vieną kartą. Pas 11, pusę 10 vakarį išvažiu iš lovos. Iš lovos išvažiu, bet prasme vėlai pasakiau. Aš turiu dėlioti situaciją, nes aš nueisiu ramiai miegoti.
Tai į- siekiame stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu. Jeigu žiūrėti per dvasinę prizmę, tai labai sunku šnekėti apie Dievą, apie visą tai, bet jeigu žiūrėti per dvasinę prizmę, tai, žiūrėkit, atsiranda labai fantastiškas sakinys, reiškia, melsdami vien sugebėjimą pažinti jo valią mums. Reiškia, aš nieko daugiau neturiu melsti. Neturiu. Reiškia, kaip čia pasakyti, aš negaliu linkėti Gediminui sveikatos. Aš ne savo prašau, aš jam prašau, Gediminai. Vat duok Dieve Gediminui sveikatos. Nes Dievo planas gal visai kitoks. Pas Dievą nėra plane sveikatos. Aš ne Dievas, aš negaliu reguliuoti, ko kam duoti ir ko aš čia kam linkėsiu. Padaryk tą, padaryk aną, tam duok sveikatos, tam aš čia toks nesavanaudiškas, visiems visko linkiu, reiškia, ten, man reikia tik tai pažinti Dievo valią, man. Reiškia. Iš tikrųjų, ką aš turėčiau daryti šitam gyvenime, kokia kryptim plaukti ir taip toliau. Melsdami, vien sugebėjimo pažinti jo valią mums. Reiškia, stiprinant sąmoningą ryšį su Dievu. Man kažkaip tai reikia užmegzti tą ryšį su Dievu. Neužmegzti, stiprinti tą ryšį su Dievu, kad suprast, ką aš šitam gyvenime turiu daryti. Ir aš gyvenu pagal Dievo valią, aš gyvenu ne pagal Dievo valią. Ir va čia ir yra, tai Dievas veikia per žmonės, per situacijas. Dievas veikia visur, visame kame ir visai kaip. Tai, kad aš atvažiavau čia, tai kažką tai reiškia. Tai, kad aš Iloną pamačiau gatvėje einančią atsigerti, irgi kažką tai reiškia. Aš galiu sustoti ir pagalvoti, ką Dievas to nori pasakyti. Jeigu aš elgiuosi ne pagal Dievo valią, aš tikriausiai gaunu kažkokius tai ženklus. Jeigu aš gyvenu pagal Dievo valią, vėlgi aš gaunu kitokias būsenas. Tai man tokiu būdu kažkaip reikia stiprinti tą sąmoningą ryšį su Dievu. Įvairius metodai gali būti. Malda, meditacija, čia tokie yra tik tai vieni iš būdų išvardinti. Malda irgi labai plati sąvoka. Jeigu aš jau sakau žodį Dieve, tai aš jau automatiškai kažkaip meldžiuosi. Aš galiu iš vis nesakyti žodžio apie Dievę. Dievas yra visur, jis ne bažnyčiai gyvena, ne koplyčiai kažkur, visame kame veikia. Tai šitas žingsnis, jis labai platus. O 12 žingsnis, tai, aš visai neseniai ten, mes tokioj naujoje grupę mes, labai tokia takoskyrą aiškiai padariau, kad nešti žinią ir perduoti patirtį nėra vienas ir tas pats. Pas mus kartais įsivaizduoja, kad 12 žingsnis tai, kad aš turiu atsisėsti su globotiniu ir skaityti knygą. Arba ten kažkaip tai pravesti žingsnis, kaip mes vadinam, ar panašiai. Nebūtinai. 12 žingsnis sako, kad aš turėčiau nešti žinią. Vertimas toks yra, kad kaip išverstas iš dėka dvasiškai pabūdė, mes stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams. To carry message. Angliškai yra. Nešti žinią. Jie neperduoti, nešti žinią. Dabar kokią žinią aš galiu nešti? Šią žinią. Tai kokią žinią aš galiu nešti? Pirmiausia, aš nešu žinią, kad aš ten buvau, aš esu tas žmogus, kuris насвоей жопе проехал, reiškia visą tai. Tam aš tikriausiai kažkiek kiekvienam susirinkime turėčiau papasakoti savo istorijų, gal papasakoti, kaip aš geriau vėmiau ten ir žmoną lupau, žinai, ir ten dar kažką, tai kad kitas galėtų susitapatinti. Tai žinia ta, kad aš ten buvau, kaip ir nuo ko ir pradėjau kalbą, kaip man suveikė. Taip pat, tie pirmieji alkoholikai. Antra žinia yra, kad išeitis yra. Taip kaip ir skyrius mūsų vadinasi. Išeitis yra. Mūsų vienyje ne liga, mūsų vienyje sveikimas. Daug kas sako, mūsų vienyje liga. Tai irgi klaidinga yra. Liga tai yra ten tokį terapinį klubą vienyje. Vyrai sergantys prostatos vėžiu. O mūsų vienyje išeitis, mūsų vienyje sveikimą. Tai pirma turbūt dalis yra ta, kad aš esu tas, kur ten buvau, kad išeitis yra ir kad tu, jeigu tu atėjai čia, tu esi ne vienas. Jeigu tu tik tai norėsi, tu galėsi turėti tą patį, darysi tai, ką darėm mes. Tai žinia tokia yra. Patirtis jau, čia yra turbūt sekantis etapas. Mes turim tą tokį kriterijų blaivybės patrauklumas. Jeigu man patraukli žmogaus blaivybė, aš po kažkiek laiko turėčiau ryštis prie jo prieiti ir pasakyti, kad žinai, aš noriu turėti tai, ką tu turi, gal tu galėtum asmeniškai su manim pasidalinti, ką tu darėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai turbūt čia tos prisilietimas prie programos. Bet žinią nešti gali visi. Globoti, aš įsitikinęs, kad tikrai ne visi gali. Nes pas mus yra žmonių, kurie neduota to.
Mes kaip prikepsim klonų tokių, kad paskui ten nebus aišku iš viso, kas taip yra. Va. O žinią perduoti galim visi. Ir ta žinia tai yra, tai aš manau, kad netgi, jeigu aš gyvenu daugiabučiam name ir gėriau su kažkokiu kaimynu kartu ir aš dabar nebegeriu, netgi ten visiškai, aš jo neagituoju, nieko aš jam nesakau, bet jis mato, kad mano gyvenimas keičiasi. Jis gal po metų ar 2 metų prieis prie manęs, sakys, klausyk, kaip čia tau tai pavyko. Gal tu pasakyk, gal tu ir mane ten nusivesk. Viskas. Mano blaivybės patrauklumas jau automatiškai neša. Jeigu aš esu sąžiningas, doras, mane matė apsimyžusi kažkur ten besivaliojant Ukmergėje, o dabar aš dirbu, vairuoju taksi automobilį, moku mokesčius. Ta prasme, jeigu žmonės mato, tai yra blaivybės patrauklumas. Tai jau yra žinia. Taip, kad patirties perdavimas, tai yra jau gilesnis dalykas, žinoma, grupėje vyksta ten tie pirminiai dalykai. Dėl skirtumo, taip yra, kad tas kenčiantis alkoholikas ar narkomanas atėjęs į grupę turi daug išankstinių nuostatų. Jis, žinoma, išsigandęs ten. Jo galva, ten viskas yra sujaukta, tai galva ir panašiai. Jisai, aš manau, kad jis kurį laiką vis tiek ieško, aišku, priklauso nuo to, koks ten dugnas pasirinkti, kokia ten kapitulacija. Bet labai jau ten retai ateina žmogus pakėlęs rankas ir taip toliau. Dažniausiai ten atsiunčia su kažkokiu lapu ar panašiai ir eina pasižiūrėti, prisižiūrėti filmų kažkokiu, tai turi daug išankstinių nuostatų ir jisai ieško skirtumų. O čia yra klaida pagrindinė. Už tai turbūt ir veikia tas Amerikos teismų sistemos, tai sugalvotas dalykas, 90 susirinkimų per 90 dienų. To, kad jeigu aš 90 kartų turėsiu nueiti susirinkimą, nes ten teisėjas duoda alternatyvą, arba važiuoji 3 mėnesiam ten Kalifornijos važiuoji kalėjimo negrui kojas uostysi kiekvieną vakarą, arba į 90 susirinkimų. Tai jeigu aš einu tą 90 susirinkimų, ten po 10 ar 20 susirinkimų aš pradėsiu klausyti, nes pačioje pradžioje atėjęs labai tikėtinai aš iškosiu skirtumą. Aš lygiai taip pat atėjau. Aš atėjau, dėlioju lentynėlių žmonės. Va, ta šneka tą, bet tai čia visai. Klijus gėrė, aš negėriau klijų. O tas tai ten daktaras, niekas neprašyko, su Mersu atvažiavo. Jo, alkoholikas panašumų yra, bet ne tas. Pis, sudėlioja visus lentynėlės ir paskui gavosi vis tiek, tas mano ego kaip veikia, taip ir veikia. Aš ir jie. Taip, čia alkoholikai, taip, jo, panašumų yra, bet bylas, ten 35 metai, ten Amerika buvo, vėl ten ne visai panašumų yra, bet ne iki galo. Tai va, ir jeigu atėjęs alkoholikas išgirsta žmogų, kuris sako, čia žinai, aš ten žinojau, tai tabrą važinėjau, šiaip vartojau tą ir aną, jisai iš karto sakys, blet, viskas, aš ne čia pataikiau, chebra, viskas. Labai gerai, fainai jūs visi, bet aš ne. Lygiai tas pats yra, su visom kitom priklausomybėm ir už tai, taip jau yra, kad neišgazdint to naujoko, to kenčiančio, mes renkamės į atskirus susirinkimus. Bet jeigu taip pasižiūrėt, nors terapinė prasme, jau žiūrėkit, Minnesota, jau jie ten reikalauja, kad jie prisistatytų ne narkomanai, ne alkoholikai, bet priklausomi. Ateina į grupę, visi priklausomi. Nes taip liepia Minnesota specialistai. Suprantate, šiaip takoskyros nėra, bet mums veikstant patirtis yra tokia, kad reikėtų, nes pirmam žingsnį tik medžiagą išvardinti, pirmam nebėra jokios medžiagos. Tai kad mano problema yra blaivybė ir kad aš nesutvarkau su to gyvenimu, būdamas blaivas, sveiko proto visiškai, sveiko proto turėčiau būti. Visiškai blaivas, kad aš nekumarnas, nepachmelnas ir man visiškai tvarkuoju, 1,5 metų aš jau ten taip gyvenu. Ir staiga lygioje vietoje aš sukuriu kažkokią situaciją, įtraukiu krūvą žmonių, sugalvoju nusipirkti, pavyzdžiui, ten automobilį, nusivežti į Norvegiją, įtraukiu krūvą žmonių, ten pažįstamų visokiausių, arba šiaip, sugalvoju. Ir nebesusitvarkau su tą situaciją, kai mane visi pasiunčia ir galiausiai aš ten lieku durniaus vietoj ir aš pripažinti niekaip negaliu, kad čia aš pats sukūriau tą situaciją, aš nebežinau, ką daryti. Pirma mintis bus, kad davai pavartot gal reikia. Pavartot arba išgerti arba taip toliau. Ir aš tada
Kadangi aš esu blaivas ir man nėra bloga, aš arba nešneku mardas, ne kažkoks tai ten. Aš pradedu, tarsi svert. Tai gal negerai, gal čia taip, bus problema vėl, dabar problemos nebus, aš pusę metų negeriu, aš pusantrų metų negeriu, aš dabar viską kontroliuoju, aš vis tiek savo įrodau, lygiai taip pat įrodau, kad aš darau teisingą veiksmą. Tai ta pirmos taurelės beprotybė arba ten tas pradėjimas vartoti. Problema yra kaip nepradėti, ne kaip mest, ne kaip nustoti, kaip nepradėti. Nes pradedu aš blaivas, turėdamas žinias, turėdamas patirtį, turėdamas valios pakankamai. Kadangi mes tokie visi esam, tai. O paskui programai, knygoje, mūsų visų veikime, tik tai pirmam žingsnį yra išvardinta medžiaga, kad mus vienyje tarsi kažkokia medžiaga. Vėliau paaiškėja, kad vienyje kažkokia išeitis, kaip susitvarkyti savo vertybinę skalę. Tai ačiū, kad paklausėt ir klausimų užduokite. Tadas alkoholikas. Martynai, tu kalbėjai apie žingsnius ir kvietėjai į bendruomenę. Po kiek laiko tu? Maždaug po 2 metų. Maždaug po 2 metų. Bet aš visą laiką dirbau su alkoholikais, aš visą laiką buvau visame tame. Aš pats pradėjau jaustis gana nepatogiai. Šiaip tuo metu, kai aš atėjau, nebuvo dar to aktyvaus tokio darbo su žingsniais. Buvo tik tai pavieniai, tokie vienas kitas atvejs ir panašiai. Toks netgi savotiškas kilimas buvo draugijai. Vieni ten buvo čiornaknyžnikai, kiti nieko nedarytojai. Kai kurie iki šiol tam laikė sustoja. Vieni kitus vadina tais epitetais. Tai aš taip gana atsargiai žiūrėjau, bet aš dirbau to pat pradžių su alkoholikais ir kažkaip nebuvo taip, kad būtų krachas kažkoks, tai man reikėtų ten bėgti, dirbti su žingsnis, taip aš užgersiu. Bet aš sakau, tai buvo daugiau priežasčių. Dabar mano globėjas, aš savo globėjui esu pasakęs, kad, žinai, tai tu žinai, kad kažką mes nekėjomės, kad jos tu dabar neglobėjas, ten tiesiog tu fainas žmogus, padėjai man perskaityti knygą, kaip vairavimo instruktorius, bet išmokė mane važiuoti, aš turiu dabar važiuoti pats, išlip, man nebereikia ten tų pedalų. Žinoma, aš galiu daryti klaidas, žinoma, aš turiu krūvą žmonių, draugijoje, kurie yra ir lyderiai kažkokie, ir favoritai mano, ir įvairiais klausimais, žiūrint, kas su kuo aš ten šnekuosi su jais ir taip toliau. Ten reikia, net tu visko, kai tu pradėsi viską žinau, tai čia pirmas ženklas, kad blogai. Bet aš taip nebuvo, susiglobėjau. Tai pagrindinis dalykas, tai mano ego laužimas buvo. Nieko ten tokio labai ypatingo naujo. Mano ego laužimas, tas ir padėjo. Tas baksnojimas, visoks, tai knyga ten. Man taip matyti turėjo būti. Nes aš buvau labai sustoras kūras. Bet aš buvau ten. Aš manau, man atrodo, aš galvoju, sakė, bet šitų žodžių neturi būti pastarti. Sako, nežinau, tam susikišti užpakalį ar ką daryti, bet jie neturi būti, nes viskas, ką tu žinai, ką tu galvoji, kas tau atrodo, viskas yra ne taip. Būna, sakė, gausiu knygą per galvą, jeigu dar pakitą pasakyti. Ten jokiais, bet tas disciplinavimas ir tas laužimas man labai padėjo tai, kad aš vis dėlto paėmiau nuosekliai skaityti pradėjau. Aš dabar suprantu ir moksliškai netgi galiu paaiškinti, kas tai yra ir kodėl mes nesugebam perskaityti tos knygos. Nes taip yra. Tas toks subjektyvus variantumas. Aš išsirankiu, mano galva šitaip veikia. Aš išsirankiu tai, kas man yra patogu, tai interpretuoju, sudedu tokia tvarka, kokią aš noriu sudėti ir gaunasi visai ne tas, kas parašyta. Bet nereikia kitos žmogus, kuris pabaksnuoja. Tai mes netgi tarpusai buityje bendraudami, nebūtinai aš parašysiu tavęs kažkokį veiksmą atlikti ir kad tu suprasi būtent taip, kaip aš norėjau pasakyti. Nes labai dažnai būna, jeigu perklausai, paaiškės, kad aš visai ne tą norėjau pasakyti, aš norėjau tą ir tą pasakyti, bet taip supratau. Tai mes kartais interpretuojame, kartais gana dažnai interpretuojame savo. Tai tas padėjo ir paskui pradėjau kažkaip matyti, pradėjau kitaip. Kitaip. Tos žingsnius tą pačią programą stoti. Tai taip.
Aha, Gediminas narkomanas, žiūrėk, noriu tavęs paklausti, kaip net nežinau, kaip čia suformuluoti klausimą. Aš noriu paklausti tave, nes žinau, kad tu žinai šitą apie tą iškreiptą visą žinią. Gal turi pavyzdžių, žinai, kas nutinka. Iškreipta, turiu omeny. Taip, nu va, žinai, susiras Bobą, ten iki darbą, ten, žinai. Ta prasme, ta prasme noriu, žinai, apie tą iškreiptą žinią žmogui iš tikrųjų, kuriam reikia, blemba, kitaip. Supranti, ką aš noriu pasakyti. Aš, supratau, tai, žinai, tvarkoj, kada dirba du žmonės su 12 žingsnių programa, dalinasi jie patirtim. Vienas dalinasi patirtimi, kadangi tai nėra metodika, nes jeigu tai būtų metodika, tai viskas, mes tada įsiveltumėm į krūvą įvairiausių ginčių ir patektumėm į statistikas kažkokias ir panašiai. Tai yra žingsniai, kurie siūlomi, o daugiau nieks nesiūloma yra, siūlomi žingsniai ir kaip juos įsisavinti ir perprasti, man reikėtų tiesiog kito žmogaus, kuris pasidalins patirtimi, kaip jisai perprato ir suvokė. Toks dalykas, kuris niekad neapibrėžtas tokia metodika. O kriterijus yra patrauklumas blaivybės. Tai, kadangi mes, tarkim, dirbam su žingsniais, aš visą laiką tą paralelę su vairavimo instruktoriumi. Man jinai tiek tinka, kad tai vairavimo instruktorius gali būti vyresnis, gali būti jaunesnis, gali būti negras ten. Moteris gal man vyrui nelabai gerai, iš vidaus gali būti, bet aš nežinau, bet suprant, įsijungia kiti dalykai. Aš ten staiga darausi alfa patinų, žinai, o jinai signalus pradeda siųsti, apvaisinkite mane, ten dažosi kvėpinas, įmaivos ir visai. Nori, nenori, tai atsitinka. Ir tą visi labai aiškiai suprato, žinai, kad geriau to nebūtų, jeigu įmanoma to išvengti. O su kitų vyrų aš bendrauju. Bet nesvarbu, jis negras, ar jis gėjus, ar jisai ten vieno tikėjimo, ar jisai kito tikėjimo. Jo tikslas parodyti, kaip šitą automobilį valdyti. Ką reiškia tos sušiktos lemputės. Ta lemputė, ana lemputė. Man dega lemputės, aš nežinau, man panika. Sako, palauk, čia tu nepanikok, čia reikia pilti valytų skysčių. Šitą lemputę reiškia ta, šitą lemputę reiškia ta. Kaip važiuoti, kaip pajudėti iš vietos. Paskui dar daugiau plonybių pasako, kad, žinai, jeigu slidu, tu perjunk, stabdyk pavarom, žinai. Gal ties posūkiu, tu čia geriau daryk taip, neskubėk su vairu, jeigu nori sukti kairį, nes gali trenkti šikną tau. Žinai, tokių kažkokių, bet jis anksčiau ir vėliau turi išlipti iš to automobilio. Nes tikslas yra išmokyti mane vairuoti. Ir va čia prasideda tas, kas galbūt, nežinau, Gediminai, ar tai turėjau minėti. Globėjas neturėtų lysti mano gyvenimą niekaip. Jis negali man parekomenduoti, su kokia man moterį mėgoti, kiek man moterį turėtų. Aš galiu 3 moteris turėti. Arba ten, kur įsidarbinti, kur neįsidarbinti, arba ten vartot vaistus ar nevartot vaistus. O čia dar vienas dalykas problemiškas. To ką daryti su to žmogum, kuris vartoja vaistus? Aš uždaviau klausimą ne vieną kartą ten. Aš su vaistais nedirbsiu. O tai kas, dirbs, jeigu žmogus vartoja vaistus? Jeigu jam psichiatras prirašė vaistus, tai jis yra neįgalus. Žiūrėkim jį kaip neįgalų žmogų. Taip su juo sunkiau dirbti, taip ten mąstymas galbūt išplaukęs. Gal jisai dėmesio nesukoncentruoja, bet tai gerai, o jeigu žmogus aklas būtų, o jeigu žmogus kurčias būtų, jis irgi turi negalį. Tu skaitytum garsiai, turbūt knygą jam. Arba ten kurčnebylis. Nežinau kažkaip tai irgi, bet tai ką tu numestum, sakytum, ne, čia man netinka. Tai jeigu čia tavo Dievas ir duoda tos išbandymus. Dirbk taip, kaip gali, daryk kažkaip, bet tu padėk. Tu jam vis tiek gali daugiau padėti negu socialinis darbuotojas. Jis pats. Tai padėk, tiek, kiek gali, palaikyti ten. Galų gale, palydėk į grupę, pasitikti žmogus. Gal nereikia ten gilintis tos žingsnius, bet nereikia mesti tokio žmogus. Ne, nustok vartoti, tada ateisi. Kol vaistus vartoji, vis nustok vartoti ir pasikars. Tai gal iš tikrųjų tie vaistai paskaityti. Aš ne psichiatras, mes ne psichiatrai, mes neturėtumėm grįžti tenai. Tai čia, būna labai dažnai, kad pradeda reguliuoti. Ką daryti, ko nedaryti gyvenime. Į kokį ten įstoti universitetą, neįstoti, su kuo gyventi, įsiskirti ar neįsiskirti, reiškia, ten taip toliau. Man atsimenu, vienas mūsiškis pasakojo, senbuvis ten. Sako, man globonis atėjo, sako, tu žinai, ar galiu aš su dviem moterim gyventi? Sako, aišku gali.
Gyventi su 3 gali, sako, moteriai, viskas yra tvarkoje. Čia, sako, tavo reikalas. Va. Bet tik tai žinok, sako, žmogau, neverk atėjęs, paskui apsisnarklėjęs visas, kad čia, atsitiko čia taip kažkaip. Nes tikrai, sako, atsitiks. Kažkas vienaip ar kitaip atsitiks, nes, taip jau pasaulyje yra, kitaip nebūna. Nes tu esi nesažiningas, tu apgaudinėjai 3 žmonės. O gyvenk, sako, tavo pasirinkimas. Bet, sako, neteik, čia neverk paskui. Tai, ir viskas, aišku, linija, žinai. O pas mus būna visai. Dabar su instruktoriumi aš galiu tapti gerų draugų ir bičiulių. Pravažinėjęs 100 valandų, galiu, bet galiu netapti. Aš galiu tapti sporto meistrų rally cross, taip ir liksiu instruktoriu. Aš galiu ten perlipti kelias galvas, kas liečia vairavimą, taip toliau, bet vis tiek tiesiog visai gali būti. Čia labai geras pavyzdys. Jis turi, tikslas yra, jis turi pedalus, taip, jis leidžia man pabandyti vairuoti, taip toliau, jis turi pedalus, kad reikia kažkokius paspaudyti. Bet galiausiai jis išlips iš to automobilio. Tikslas yra važiuoti. Kada man, žinai, vėlgi ten, man nėra patraukli tokia blaivybė. Jeigu žmogus 15 metų blaivas ir kiekvieną vakarą dar vis rašo inventarizaciją. Labai, žinai, dar gyrėsi visus. Aš sakau, tu rašytoja tiesiog esi. Aš nemanau, kad nei ten globėjai negerai, ten moteris. Nei tai globėjai negerai, nei tai negerai, žinai. Nesveika abiem. Netoks tikslas yra blaivybės. Nežinau, ar atsakiau, bet tą bandžiau. Ivana Arkamai. Labas. O žiūrėk, ant kiek dažnai tu jautiesi laimingas, džiaugsmingas ir dėkingas dienos eigoj? Ar čia yra kažkokia, man dabar labai toks kvildena klausimas, ant kiek aš dažnai turiu tai prisiminti, ne? Ar čia kažkokia iliuzija, kad aš visą laiką turiu, ne? Supratai. Jo. Geras klausimas. Tu žinai, dienos bėgi būna visai, žinai, aš tiesiog pasimirštu kartais ir kas liečia tą dėkingumą, tai čia irgi klasika, bet labai geras pratimas. Kada tu jau jautiesi, kad staiga man savęs gaila pasidaro, arba kažkaip tai ten, kodėl čia man ir kodėl čia taip toliau, jiem tai kaip gerai, o man tai taip nėra gerai, tai tada persuk iš kitos pusės ir pasižiūri, kaip tu turi, žinai. Nežinau, aš kiek dažnai, bendrai paėmus, aš manau, kad aš džiaugiuosi, aš esu laimingas, šiaip bendrai paėmus, aš laimingas savo gyvenimą. Nenorėčiau kažko tai labai keisti. Ten kažkokių detalių galbūt, žinai, bet o dienos bėgis, sakau, tai ten tokie, žinai, momentiniai dalykai, bet tą aš naudoju, tą tokį pratimą. Pasižiūrėk kitų kampų, kiek tu daug turi. O turiu aš daug. Ten pradant to, kad mano blaivybė nėra mano paties sugalvota. Kažkaip jinai buvo duota man. Tai yra duotybė ten, malonė, aš nežinau, bet, aš labai aiškiai suvokiau, kad aš nesugalvojau tada ten gulėdamas prie balkono durų savo blaivybę. Kad, guliu čia su to maišeliu, reiškia, ten, flakonų ten paskutinių nugerti, žinai, ir galvoju, nieko čia nebus, tai, aš ieškoti dvasinių būdų, visokių draugijų, reiškia, ten galbūt, reiškia, kitaip nebuvo, žopa čia, viskas žopa. Biškai, tai jau Dievo veikimas. Kažkaip, aš kažką sutikau, kažkas mane kažkur nuvežė, kažką išgirdau, ten taip toliau, galima sakyti, kad už ausų kažkur mane įdėjo, bet nesvarbu, ar įdėjo, ar neįdėjo, perkelinė prasme. Bet aš visą tai gavau, aš gavau tą blaivybę ir mes kažkada su vienu kunigu irgi alkoholiku kalbėjom. Tai jisai sako, reikia atsiminti, kiekvieną rytą atsiminti. Amerikonai, ne veltui turi tą, žinai, tą tokį irgi kalambūrą, tai kad paspirk tapkės po lovą, kad ryte prieš pasiekdamas atsiklauptų, prisimintum, žinai, kad tu turi dar vieną dieną. Tai yra dėkingumas. Kad aš turiu dar vieną dieną, ne tai, kad aš vieną dieną turiu, bet kiek aš turiu aplinkui žmonių,
kurie aš esu svarbus, žinai, kuriem aš galiu padėti. Ir šiaip aš esu reikalingas, aš nesu ten šitam pasauliu, kaip visą laiką buvo, aš ir jie šitie, žinai. Aš čia toks visoks ypatingas, bet amžinai aš buvau neįvertintas, su manim netaip kalbėjau, mažai skaitėsi, ten, nu, mano talentų niekas nepastebėjo, viskas buvo blogai. Vat jūs tie visi, šitie, anie, vat, nu negerai. Kodėl taip nėra? Nežinau. Tai mūsų laikas artėja į pabaigą, nebent kas nors turi dar vieną labai degantį klausimą. Mano vardas Rolandas, esu alkoholikas. Martynai, ar dažnai įsijungia tas senas Martynas, kuris mato, kad va, tuo naujoju Martynu, tuo geruoju Martynu žmonės nori pasinaudoti ir, nu, tiesiog va, bando manipuliuoti tuo naujoju Martynu. Ir tas va, senasis Martynas sako, ir tavo parnė nilzė atrodo, o ant drugoja. Ir dažnai tai būna. Ir kaip pavyksta jį nugesinti? Ne, tai būna dažnai. Kaip pavyksta? Nu, tai, vat, kaip aš vis sakiau, žinai, nu, aš kažkiek išmokau pastebėti, pamatyti. Bet. Tai labai gerai vienas mūsiškis papasakojo, sako, kada aš ryte atsibundu, tai ten vat, kitas toks pat Martynas, nedidelis galvoje irgi atsibunda, iš karto. Dar anksčiau negu aš atsibundu. Jisai visą dieną vat, man sako, klausyk, va, atparint, tą koją, atparint, drugoją, nu pasakyk tu jam. Nu, pas mane nu, visą laiką, išėjo kaimynas pas mane ten, nu, 5:30 su trimeriu sekmadienį pjaut žolę. Dėl to vis pakmėl norėjo, aš reikėjo, ten norėjau, aš nesuprantu. Nu, bet sekmadienį. Tai mano pirma mintis buvo, žinai, aš jam sukyšiu į vieną vietą, ten trimerį. Bet aš taip nepadariau. Aš pagavau, kad, nu, suprantate, ta mintis visą laiką kažkokia, tai ateis pas tave. Nu, taip jau yra. Mes nepasikeisim, ne vienas iš mūsų turbūt kardinaliai čia. Ekstremaliuose situacijose aš stengiuosi elgtis taip, kaip aš išmokau kažkada kažkur, žinai, ten kokio gyvenime aš neturiu patirties. Jeigu aš nesėdėjau kalėjime, arba buvau muštynėse, arba dar kažkur dalyvavau, tai ekstremalioje situacijoje pas mane, nu, iškart bus mintis tokia, kad reikia šitą nugesinti, tą duoti, ten padaryti, čia suprantu, to aš jau patirkiu. Bet tai jeigu tu vat, padarai tą pauzę, nu, 10 žingsnis tai yra, 10 žingsnis turi visi kiti, padarai pauzę, palauk. Kodėl taip, kodėl vienai pasiduok kažkokius klausimus, pagalvok, nu, kaip tu gali spręsti situaciją apskritai, kaip tu jo vietoje aptumėsi, gal jis nesveikas ar gal jis nelaimingas kažkoks, gal. Na, žodžiu, tai, kad būna, tai būna. Būna dažnai, aš manau, kad nuo to nepabėgsi. Ir gerai, bet džiaugsmas visas yra, kad tu tą dalyką pastebi. Tu pagauni.